jūsų gyvenime reiktų, turėkite tą pačią dieną. Gaukite vartojamą paskolą iki 50 000 litų. Snoras, mano artimas bankas. Sveiki penktadienio vakarą Dzūkijos televizijos žinios jūsų dėmesiui. Pradžioje trumpai apie tai, ką matysite šio vakaro žiniose. Žiniose matysite. Keičiasi mikroautobusų grafikai. Kol Lazdijų meras ligoninėje rengti interpeliaciją opozicionieriai delsia. Ir kalbant su žmonėm, daug negerovių iš jų lūpų yra pasakoma būtent dabartinės valdžios adresu. Loretos galerijoje atidaryta tapytojos Silvijos Drebickaitės darbų paroda Birželio spalvos. Kitos naujienos. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos opozicijoje esančios socialdemokratų partijos frakcijos atstovai tvirtina, kad dabartinė rajono vadovybė turi prisimti atsakomybę ir suvokti, jog jau prarado moralinę teisę dirbti toliau. Tačiau kol konservatorius meras Artūras Margelis ligoninėje, rengti interpeliaciją kol kas delsiama. Nuo šio vakaro socialdemokratai susitikinės su šiuo metu valdančioje daugumoje dirbančių partijų atstovais ir ragins prisijungti prie perversmo. Po specialiųjų tyrimų tarnybos ir Kauno apygardos prokurorų vizito Lazdijų rajono savivaldybėje opozicijoje esantys socialdemokratai pareiškė pradedą dėrybas dėl naujos Lazdijų rajono savivaldybės valdančiosios koalicijos formavimo. Kone 10 metų lyderio pozicijas Lazdijuose užima konservatoriai, prieš tai socialdemokratai. Minėta partija ir vėl sieks užimti lyderio pozicijas. Norisi paminėti ir žmonių nuotaikas, kurios yra, tikrai sakyčiau, gan pesimistinės dabartinės valdžios atžvilgių. Suprantama, kad konservatoriai laimėjo didžiausią skaičių mandatų, bet vis tik tai yra įvertinus maždaug apie 15% rajono žmonių, kurie palaikė juos. Kitų nuomonės yra pesimistinės, jo labiau, kad praktiškai 10-metį vyksta konservatyvių jėgų valdymas ir tikrai yra giliai įsišaknyję, ir kalbant su žmonėm, daug negerovių iš jų lūpų yra pasakoma būtent dabartinės valdžios adresu. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos opozicijoje esančios socialdemokratų partijos frakcijos seniūnas Justas Pankauskas teigė, jog dabartinė rajono vadovybė turi prisijimti atsakomybę ir suvokti, jog jau prarado moralinę teisę dirbti toliau. Opozicijoje esantys Lazdijų socdemai jau šiandien vakare pradeda susitikimus su kai kurių politinių partijų atstovais Lazdijų taryboje ir tarėsi dėl galimybės teikti merui Artūrui Margeliui interpeliaciją bei formuoti naują valdančiąją daugumą. Kas sėkmės atveju taptų meru, opozicionieriai kol kas neatskleidžia. Kadangi matyt ne iš piršto laužtas STT apsilankimas, mes tiesiog pasiūlėme koalicijos partneriam, koalicijos turiu omeny konservatorių koalicijos partneriam, pamastyti, jog būt su tokiais susitepusiais galimai asmenimis vienoje komandoje tikrai turėtų būti jam nepriimtina. Dėl to mes siūlome alternatyvą tartis ir formuoti valdančiąją naują koaliciją. Aišku, tada, kai meras bus pasveikęs ir išeis iš ligoninės, nes už akių, aišku, tokių jokių interpeliacijų būti ir negali. Kaip jau skelbta, STT darbuotojai atliko kratas ir užplombavo sergančio Lazdijų rajono mero Margelio ir savivaldybės administracijos investicijų skyriaus vedėjo Vidmanto Pilvinio darbo kabinetus. Pastarasis ir savivaldybės administracijos direktorius Gintautas Salatka išleisti iš areštinės su pasižadėjimu neišvykti. Prieš keletą dienų mero Artūro Margelio partijos bičiuliai išplatino pranešimą, kuriame Lazdijų rajono savivaldybės vadovas STT ir prokurorų veiksmus vertina kaip politinį susidorojimą ir įtarė specialiąsias tarnybas veliantis į nešvarius politinius užsakymus. Nuo ateinančio pirmadienio Alytuje keičiami mikroautobusų grafikai, mat pasibaigus mokslo metams ir prasidėjus vasaros atostogoms sumažėjo keleivių. Kaip vasarą kursuos mikroautobusai ir ar visuomeninių transportų besinaudojantis gyventojai pajus nepatogumų dėl įrenginėjamo žiedo ties Kauno Vilniaus gatvėmis, domisi žurnalistė Daina Baranauskaitė.
Iš viso Alytuje yra kone 130 stotelių, 10 maršrutų. Paprastai kursuoja 50 autobusiukų. Vasaros laikotarpiu jų teliks 35. Nuo kitos savaitės pirmadienio keisis ir mikroautobusų grafikai. Šiemet, kaip ir kiekvieną vasarą, keičiasi visuomeninio transporto maršrutų grafikai. Nuo birželio 6 dienos bus maršrutų grafikai iškabinti mikroautobusų stotelėse, o apie konkretų maršrutą, konkretų grafiką informaciją suteiks komunalinio ūkio skyrius. Kaip patikino savivaldybės administracijos vadovai, dėl mieste ties Kauno gatve įrenginėjimo žiedo nepatogumų maršrutiniais autobusais važinėjantys gyventojai nepatirs. Numatoma dėl žiedinės sankryžos tarp Vilniaus ir Kauno gatvių sankirtoje remonto darbų, statybos darbų, numatoma nukreipti eismą viena kryptimi žiedu. Tai būtų iš centro transportas į pirmą Alytų važiuotų Juozapavičiaus tilto, o grįžtų naujuoju Tūkstantmečio tilto. Tačiau gyventojų patogumui padarėme tokią išlygą ir saugaus eismo komisija nusprendėme, kad visuomeninį transportą leisti atgal Juozapavičiaus tilto, kad nesudaryti nepatogumų miesto gyventojams. Jie galės judėti ir priešinę eismo dalimi. Būtent taip. Vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutų grafikai keičiami nuo birželio 6 dienos. Informaciją apie konkretų grafiką teikia komunalinio ūkio skyrius. Telefonas pasiteirauti 8315 551 96. Naujus grafikus jau ateinantį pirmadienį gyventojai išvys mikroautobusų stotelėse. Taip pat jūs galima sužinoti Alytaus miesto tinklalapyje alytus.lt. Loretos galerijoje atidaryta tapytojos monumentalistės Silvijos Drebickaitės darbų paroda, kurioje galima išvysti gėlių raštais išmargintus paveikslus. Plačiau apie parodą Viktorija Daugėlienė. Loretos galerijoje atidaryta portretų, peizažų bei natiurmortų tapytos Silvijos Drebickaitės darbų paroda Birželio spalvos. Susitikom su Loreta Vilniuje, buvo menų dienos, 2 dienas ir ten daugiausiai dalyvavo profesionalai ir galerijos. Ir taip susipažinom ir ateities planus sukūrėm tokius. Ir po to dabar jau nustatėm terminą, kada susitikti. Loreta norėjo, kad temą vystyčiau gėlių. Parodoje eksponuojamuose paveiksluose vyrauja gėlių raštai. Pasak darbų autorės, tapyti ją įkvėpė gamta. Intensyviai tapydama paveikslus ji išmoko sutelkti visas jėgas kūrybinės minties raiškai, pasitikėti pirminiu impulsu, kuris visada sklidinas polėkio, fantazijos, vidinio regėjimo. Daugiau mokausi iš klasikos, iš Renesanso, iš, sakysim, Rembranto, o taip dabartinius stebiu, grožiuosi arba kritikuoju, bet vis tiek savo keliu einu. Vienam paveikslui nutapyti, kiek laiko maždaug taip užtrunka? Čia toks klausimas, į kurį nėra atsakymų. Gali paveikslą tapyti metų metais, atrodo jau gerai, po to vėl pasirodo dar ką nors sugalvoji arba kas nors kliūna, ko iš karto pirmam impulse nepamatai. Taip kad nėra apibrėžimo. Nepasakysi nei valandą, nei 3 dienas, nei 3 savaitės. Dailininkė gimė 1957 m. kovo 11 d. Šiaulių mieste. 1975–1980 metais studijavo freskos mozaikos studijas Dailės institute Vilniuje. Po studijų tapo freskas, paveikslus, kuria mozaikas bei vitražus. Dabar žiniose praėjusios paros kriminaliniai įvykiai. Juos apžvelgs Alius Mikelionis. Praėjusią parą Alytaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate užregistruotos 9 nusikalstamos veikos. Įvyko viena autoavarija, išaiškinti 29 kelių eismo taisyklių pažeidėjai. Varėnos policijos pareigūnai aiškinasi vagystės iš kapavietės atvejį. Į Varėnoje esančias kapines atvykusi moteris pastebėjo, kad pavogta metalinė kalvio darbo tvorelė. Varėniškė padarytą žalą įvertino 1000 litų. Praėjusią parą Varėnoje būta ir daugiau vagysčių. Ilgapirščiai pagrobė metalinės kultūros centro duris, Dzūkų gatvėje apvogtas butas.
Iš vilkiko stovėjusio Ūtos kaime ištrauktas dyzelinas. Visus šiuos įvykius tyria Varėnos policijos komisariato pareigūnai. Tai visos penktadienio naujienos, ačiū, kad žiūrėjote. Dabar savaitgalio orų prognozė ir laida Dzūkiška paletė. Gražaus vakaro ir smagaus savaitgalio. Šiandien orus lemiant rytiniai galingo anticiklono daliai dieną buvo nepastoviai debesuota, lietaus nenumatoma. Šiaurės vakarų vėjas pūtė vidutiniu 50 metrų per sekundę greičiu. Savaitgalį numatomi kur kas labiau lietuvišką vasarą priminantys orai. Šeštadienį jiems įtakos turės minėtas anticiklonas. Mūsų šalis pateks į vėsesnę rytinę jo dalį. Įkaitusi žemė lietaus ir vėl nesulauks. Dvelks vos juntamas šiaurės vėjas. Sekmadienį virš mūsų šalies įsitaisys pats anticiklono centras. Lietaus nenumatoma. Pūs silpnas besikeičiančios krypties vėjas. Oro temperatūra ir vėl palaipsniui pradės kilti. Artimiausią naktį Alytuje bus 10, Kaune 11, Vilniuje 9, Klaipėdoje 8 laipsniai šilumos. Šeštadienio dieną Alytuje ir Kaune termometro stulpelis pakils iki 24, Vilniuje iki 23, Klaipėdoje iki 19 laipsnių aukščiau nulio. Naktį šeštadienio į sekmadienį Alytuje ir Kaune bus 9, Vilniuje 8, Klaipėdoje 7 laipsniai šilumos. Paskutinę šios savaitės dieną Alytuje oras sušils iki 24, Kaune ir Vilniuje iki 25, Klaipėdoje iki 23 laipsnių šilumos. Kad ir ko jūsų gyvenime reiktų, turėkite tą pačią dieną. Gaukite vartojimą paskolą iki 50 000 litų. Snoras, mano artimas bankas.